Esame parodoje, ką pasėsi 2024. Lietuvos žemės ūkio technikos širdį, kur susirinkę visi technikos pardavėjai, visi technikos gerbėjai ir, aišku, Lietuvos žemdirbiai. Šiemet, kaip ir pernai, gavome net 2 parodos medalius. Ir vienas iš tų medalių yra už dronų dėžę pavadinimu D-Box. Šis dronų uostas įgalina dronus dirbti autonomiškai ir jo operatorius gali būti bet kur pasaulyje. Ir surinkę šią informaciją, ją gali panaudoti tiek kintamų normų tręšimų, purškimų žemėlapiams sudaryti. Taip pat gali pamatyti netgi pavienės piktžoles. Galima parinkti geriausius herbicidinius sprendimus ir netgi priversti purkštuvus purkšti tirpalą tik ant pačių piktžolių. Medalį gavom už sėjamąją Matadorą, už inovaciją, kuri keičia ūkininkavimo skaičius, kuri leidžia taupyti, leidžia optimizuoti kaštus, dirbti vienu važiavimu 3 arba netgi 4 operacijas, sėklos guolio paruošimas, sėklos padėjimas, tada trąšų įterpimas į skirtingus gylius su skirtingom normom. Plius sėjamoji turi galimybę sėti ir pagal kintamą normą, pagal dirvos tyrimų žemėlapį. Galėsite susipažinti ir su pašarų ruošimo ypatybėmis. Taip pat kalbėsime ir apie Agro 247 programinės įrangos atnaujinimus. Nepamiršome ir jau Lietuvoje pamėgtų Topcon sensorių bei tiksliųjų vairavimų. Be viso ko, pristatome ir Kultivais programėlę, kurios pagalba mes galime įgalinti ne tik šio drono, apie kurį pasakojau, duomenis surinktus, tačiau ir daugumą kitų. Pristatom naujienas, tai Bednaras Matadoras, jos nesėjamoji, Bednar Direkta, tiesioginė sėjamoji. Pristatom Weidemann krautuvus, pristatom teleskopinį Weidemann krautuvą, pristatom mažos šarnyrus Weidemann. Pristatom Lukas G mašinas, džiaugiamės, kad gavom savaigę mašiną, Dinapolį, mūsų brandą, su kurio praėjusiais metais mes vėl grįžome į pirmasias pozicijas. Šiemet tikimės progreso pačiame žemės ūkyje, sunkumo akivaizdoje mes galime rasti naujus metodus, kaip turėtumėm dirbti. Šiemet mes ateinam su nauja paslauga su žemės ūkio technikos padargų nuoma. Nuomosim diskinius skutikus, nuomosim mulčerius, nuomosim žemės dirbimo padargus, sėjamasias, perkrovimo priekabas, kombainus, traktorius. Ir matom susidomėjimą, matom poreikį. Kviečiame domėtis, bendrauti, ieškoti naujovių, nebijoti eksperimentuoti ir tikrai kartu surasime visus sprendimus. Sekite mūsų naujienas socialiniuose tinkluose, stebėkite mūsų internetinę svetainę, tapkite Žemynos nariais, nes tikiu, kad keisdamės informaciją mes drauge kuriame ateitį žemėje.